Ar pastebėjote, kaip kartais sakome ar darome tai, ko kitu metu net nesuprastume kodėl? Tarsi kažkas mus vestų, kažkokia nematoma jėga. Vedos sako, šį pasaulį valdo 3 energijos, 3 būsenos, kurios visada šalia mūsų, nors jų ir nematome. Pirmoji tamsa. Kai jaučiamės išsekę, kai norisi viską mest, kai ieškome ramybės ten, kur jos nėra, vyno taurėje, nesibaigiančiuose serialuose ar trumpalaikiame malonume. Tai neišmanimo gūno, ji duoda iliuzinį poilsį, bet atima sąmoningumą. Antroji aistra. Kai vis bėgame, kai atrodo, kad jei dar šiek tiek pasistengsime, bus laimė. Naujas tikslas, nauja kelionė, naujas daiktas, naujas įvertinimas. Bet vos tai pasiekėme, norime dar ir dar. Tai radžas, energija, kuri degina ir įkvepia, bet kartu įkalina troškimų rate. Ir yra trečioji dorybė. Kai jaučiame vidinę ramybę, net kai aplink audra. Kai protas aiškus, kūnas stiprus, o širdyje dėkingumas. Kai galime tyliai pasakyti savo, man visko pakanka. Tai satva, šviesos gūna. Jis suteikia jėgų, sveikatą ir aiškumą. Mes negalime pabėgti nuo šių energijų, bet galime pasirinkti, kurios įtakai pasiduosime šiandien. Kai valgome, ką žiūrime, ką klausomės, visa tai formuoja, kokios gūnos mumise stiprėja. Agresyvus turinys, triukšmas, skubėjimas maitina aistrą ir tamsą. Ramybė, malda, gamta, tyla maitina šviesą. Tad paklauskime savęs, kokia energija šiandien leidžiame mus vesti. Tamsai, aistrai ar šviesai ir dorybei. Mes negalime išeiti iš po šių gūnų įtakos, bet galime pasirinkti, kurios įtakoje būsime. Kuri gūna jūs valdo šiandien? Pasidalinkit komentaruose.